Tai laba diena. Labai malonu dar vieną kartą. Čia ir vėl jūs. Pasimatyti ir vėl jūs. Norėtumėm pasiteirauti, tai kaip jūs gyvenate, kas jūsų kandidatas ir kokia jūs partija, kokios mintis pirmosios prasidedant rinkimų kampanijai. Ar nepasikeitė kandidatūra? Ne, kandidatas vis dar esu aš, Marijus Ilaras. Ir atstovauju partijai Tautos gerovės partija. TGP. O kuo jūsų partija tiki? Mes tikime, kad žmonės geriausiai žino, ko jiems reikia. Dėl to vienas iš mūsų siūlymų yra visais visuomenei rūpimais klausimais daryti referendumus, kad tauta galėtų išreikšti savo valią. Kuriai politiniai jėgai jūs labiau atstovaujate? Tai panašu į liberalizmą. Ar ne? Iš esmės taip, tačiau mes irgi dedame labai svarbų akcentą ant vertybių. O kokios vertybės? Kokios vertybės yra? Tradicinės vertybės. Kokios? Šeima. Toliau. Išsilavinimas, taip. Tikėjimas. Sakot šeima, o tai kokia šeima būtent jūs turite omeny? Vyro ir moters šeima. O tai jums į Europą nusispjauti? Ne, mums į Europą nenusispjauti, tiesiog mes paimame iš Europos, kas veikia ir kas tenai... O tai nori pasakyti, kad gėjai neveikia? Mes taip nesakome, tiesiog trūksta dar tyrimų, kurie apžvelgtų ilgalaikėje perspektyvoje, kokias yra pasekmės visuomeniai.